Sveiki visi! Su jumis yra Lithuanian Gaming Team. Aš Eimantas. Aš description'e parašysiu, kas dar šitam team'e priklauso ir jų video galėsite išvysti, jeigu jie filmuos. Taip. Mes šiandieną žaidžiame World of Warcraft, Mists of Pandaria, privačiame Warmain serveryje. O, gražiau atrodau dabar, ar ne? Taip. Kažkoks... Ai, taip. Ir First Legion. Taip, dabar iš karto mes būsim 5 lygio, aš manau. Nes šitie man padeda keltis lygį. O šitas šiaip... Arkenan Poros. Remain vigilant. Skill. Taip, šitą padedam čia tada. Remain vigilant. Taip, aš dabar pasikelsiu iki 10. Ne, dabar aš iš karto eisiu į Azure Mist Isle. Gerai. Nors man reikėtų mounto kokio. Ai, nu, nuo 20 lygio. Taip. Šito video bandymai buvo netgi 2. Pirmam video viskas buvo gerai. Bet gaila, aš jau nebuvau patikrinęs. Nu ir tada man sutrukdė šeimos narys, tai yra mano sesė. Antram video niekas mane buvo sutrukdęs. Bet paskui, kai jau pasižiūrėjau patį video, jau ruošiausi įkelti, pasižiūrėjau, kad mano balso neįrašė. Tai dabar, kai susitaisiau, dabar jūs mane girdit, tai dabar jau normaliau. Pašiu. Pagydysiu. The fuck? Aš iš jos kvestų net nenorėjau priimti, jinai nuėjo ir viskas. Draenai gražiai plaukė, kojytės judina, rankytės judina. Taip. Šitie 3 dalykai vadinasi heirloomai, šitas yra plate. Rimtai. Plate armorai, plieniniai. Taigi nuo 40 lygio plieniniai armorai. Va, nuo 40 lygio plate armorai. Taip, aš einu ten. Aš dabar eisiu į Azure Watch, Azure Mist Isle. Paskui eisiu į Exodarą. Tai pasižiūrim, ar galiu išjungti. Aiškus, kad galiu. Va, išjungiam. Taip. Gal kas nors irgi žaidžia privačiame serveryje Warmain ant Frostwolfo. Yra alijansas arba hordas. Su hordu mano charakteris yra Phoenix Blade. Tai yra Phoenix Monk. Ant alijansų mano pats pirmasis charakteris ant alijansų buvo Raugas ir jisai dabar yra marods 40 kelinto lygio, nežinau. Jo vardas yra Shy Blade. Čia mano antras alijansų charakteris. Aš taip manau. Taip ir perspėju visus žaidžiančius serveryje Sargeras, kadangi birželio 30 dieną jisai išsijungs. Jūs nemokamai svetainėje, tai yra warmain.com, galite persikelti
savo Nu patylėk! Galite persikelti savo charakterius į Frostwolfą. Kadangi pas mane kompiuteris nėra iš geriausių, tai turėjau pasimažinti grafikas, kad filmuočiau be lago bent jau. 3 FPS. Taip. Žinai, kad aš visai gražiai atrodau. Tik tai trūksta kelnių. Taip, dungeon. Kuo greičiau nueisiu, šito man geriau bus. Taip, šiame epizode aš planuoju pasikelti iki 20 lygio. O gal net sudalyvauti viename battlegrounde, jeigu pakvies, aišku. Su hirlumais turėčiau bent biškį pataškyti, bent biškį. Nu, bet nemanau, kad aš tenais išjunginėsiu visus. Iš ko man čia kvastą pasims? Flight Masteras. Skauda kaklą. Taip. May the light embrace you. Be kind to those less fortunate. O, eksudarė bus. Be well. May the light embrace you. O gal skrendam į Teldrasilą? Be well. Taip. Jisai gal, jeigu duoda tokį kvastą, tai galėtų gal neprašyti iš manęs pinigų už tai, kad skrisčiau su šito paukščiu. Tarsi iš to hipogrifo ar briedžių su elniu, ar nežinau, elniu sujungtų su briedžiu, sujungtų su šuniu, su kažką, nežinau. Welcome. Browse at your leisure. Atgaidys. Remain vigilant. Taip. Nepatinka man Anexodaro vaikščiot. Toks garsas. Welcome. Browse at your leisure. Welcome. No, please. Welcome. Browse at your leisure. Nesprantu, aš žinau, ką sako welcome, browse, nežinau, ką toliau. Execute. Remember the lessons of the past. Kur čia narų sėdi? Čia kažkur narų turi sėdėti. Seat of the narų. Ai, taigi ten tasai. Turbūt. May the light embrace you. May your days be long and your hardships few. Be well. The fuck? Journey. Aš tavęs nekenčiu, Eksudarė, dabar pėsčiom turi eit.
Jis verčia tokį seną žmogų, kaip aš eit pėsčiam. O todėl man Eksodaras ir nepatinka, o todėl aš ir nežaidžiu už Draenus. Gal čia išėjimas? Ar kas? Ai, čia taverna. Wishes blessings upon your family. The Legion's end draws near. Yeah, whatever. Remember the lessons of the past. Yeah, whatever. Ai, čia Arena Battle Masters dar yra. Palaukit biškutį. Taip. Gal dabar šiame epizode iš 20 lygio tikrai nepasieksiu. Nors nepasieksiu, jeigu pasistengsiu. O stengtis aš nenoriu. Judam. Man įdomu, kodėl jie padarė šitą Eksodarą tokį didelį. Man taip atrodo, kad Stromvaindas yra pats mažiausias miestas. Nors... Nu šiaip jo, Stromvaindas ir yra pats mažiausias miestas. Nes jame tu jį gali visą apeiti. Bet Eksodarą, tai karoči, išėjimas iš viso vingiuotas. Čia iš viso kažkokie gremlinai, impai vaikšto. Negalėtų čia kokį liftą pasidaryti. Gal kas nors žino, kiek kainuoja Apprentice Riding? Aš mounto nepirksiu, nes aš turiu Nether Rocketą, Tony Wind Riderį. Šitą. Iš pradžių aš važinėsiu turbūt su šituo. Ar iki uodegą pažiūrės. Gerai, su šito važinėsiu. Taip. Kaip aš tingiu visur vaikščioti be mounto? Ai, dabar taigi vyksta Midsummer Fire Festival. Jis prasidėjo vakar. Rimtai, per mano gimtadienį. Gražiausia. Tai baigėsi. Ai. Baigėsi šito. Liepos 5 apdrastas. Nesuprantu, ką jie kalba. Man reikės Draenų kalbos pasimokinti. Na, aš moku Blood Elfų, Night Elfų, jau daug ką žinau. Humanų tai aišku moku. Welcome, browse
at your leisure. Orkų labai gerai moku. Aš dar mokinuos biškutį Blood-Elfų. May your days be long and your hardships few. May Gerai. your days be long and your hardships few. Pasiemam May žuvytės. your days be long and your hardships few. Taip, dabar judam kažkur. Balkanan Poros. Remember the lessons of the past. Taip, kokią 8. Taip, 10 lygio aš būsiu Arms varjoras. Kadangi aš labiau į PvP varysiu. Važiūrim, gal gali išdraskyti. Eik čia. May the light Acetonas. Ne, be kind to those less fortunate. neimsim. Welcome. Browse at your leisure. The Naru Короче, is not forgotten. Eina inžinierius, žiūri į medį. This must be fixed. Tai turi būti sutvarkyta. Prisimenu šį. Taip, o kur čia yra Blacksmith? Ką jinai daro su kardu? Kirtinėja medį. Balkanan Poros. Remember the lessons of the past. Pričom tasai Tayloras man sako. The Naru have not forgotten us. Denarų, la. Whatever. Nori pakovot. Ištaškys. Rimtais sutiko kvailelis. I need to get closer. Taip. Need more rage. It's too far away. Need more rage. Not ready yet. I can't do that yet. That ability isn't ready. Todėl mes dabar ir draskom. More rage. Not ready yet. I can't do that yet. That ability isn't ready yet. Not ready yet. I can't do that yet. Eik, ateik. That ability isn't ready yet. Rimtais aš šitą išjungsiu. Gerai, bėgam, biški. Tada I can't do that yet. nepataikiau. That ability isn't ready. Keturiais lygiais didesnį ištaškiau. The Naru have not forgotten us. May your Bet days kaip be dra- long and your hardships Kaip Draenui juokėsi. Atrodo kaip nežinau. Prasideda juokas kaip iš viso, nežinau, kokio. Browse at your leisure. Taip, reikia. Remember the lessons of the past.
kaip kokį išpratyvisio gnomo prasideda juokas, o paskui jau panormalėja. Bet tai kai? Kas čia dar nori prieš mane? Man turbūt PvP gerai seksis. Ką aš čia darau? May the light embrace you. Do not lose faith. Gerai, kadangi čia kvestas labai easy. Biškutį pavaikščiot reikės. Iš 9 lygio. Pasižiūrim, ką šitas man duos. Ready yet? It's too far away. Fuck! I need to get close. Not enough rage. Ateik čia, pasikalbėsim vyriškai. Can't do that yet. That ability isn't ready. Not ready yet. I need a target. Ai, nu šiaip pasižiūrim, ką išmet. Opa, šito reikės. Nu gerai, pavaikščiosim, paplaukėsim. Taip ir žinojau, kad tenais. Oh fuck! That's still ready. Rimtais! Būk tu prakeiktas. Kalnas labai didelis tasai. Taip. Jeigu nežinau, jeigu mirsiu dar bent kartą, baigsiu šitą video filmuoti. Nežinau, kiek jį filmuojasi. Biškutė ranką jau paskauda. Parkūras.
Žiūrėkit, aš moku padaryti 3 šiam. Netgi 7-20. Gal netgi 1080. Ne, nepavyko iš naujo. Galbūt pavyko. Ai, nu, jau maniau reikės plaukiat. O kam aš ten einu, taigi man visai ten reikia. Nu, 10 lygio iki naujų skilų nebus. School banner. Kur interven? Nu, judam. Taip. Aš Warlords of Draenoro artimiausiu metu tikrai nežaisiu, nebent aš čia žaisiu tik tada, kai jis bus jau išleistas ant Varmeino, nes Pandarijos laukti tikrai ilgai reikėjo. Graži gyvatė. Man įdomu, kaip Night Elfai draugauja su Draenais. Fast and Furious. Greičiu man tą 10 lygį reikia pasiekti. Aš ir lūmus pirkau ne tam, kad labai lėtai kelčiausi lygį. Kam Draenams batai, jeigu jų pėda vis tiek basa? Kadangi nelagina, pasidarysim čiut geriau. Nu, geriau atrodo bent jau. Va.
žinot ką aš vieną kartą bandžiau? Kadangi mepai buvo didesni, tokios distancijos nebuvo tarp Trisfalglaidas ir Howling Fjord. Aš, kadangi buvo beveik va čia va, nu tada nebuvo dar Pandarijos ir nebuvo Deep Home. Nebuvo. Tai vieną kartą aš iš Howling Fjordo su savo drakonu, nu čia Wrath of the Lich King expansion'e, perskridau ir tada buvo reidas ir kai tik perskridau, pas mane buvo labai mažai gyvybių, kadangi tenais buvo, nu, fatigue. Nu tai... Išsigandau. Ir žinot, kas tada buvo? Jie mane mane išjungė level 39 magas, kai aš buvau 80 lygio. Ir tasai, nu pas mane tasai dodge chances buvo pamažintas ir mane tada išjungė grinai. Kai greit bėgioju. Ui, pamiršau, kad reik bėgt. Taip. Aš nenoriu prarasti šitos auros. Aš turiu spėt. Aš dar noriu pabėgiot. Gerai? Išjungsiu! Rage! I can't do that yet. That ability isn't ready. I can't. Išjungsiu! That ability isn't Š? I'm out of range. Not ready yet. I can't do that yet. Yes! Arms. Ai, ne. Jų gerų nereikia. Man to rakto reikia pasilaikyti savo. Not ready yet. That ability isn't ready. I can't do that yet. That ability isn't ready yet. Ai, man kaip tik reikia atlaisvint. O, furblogai moka kalbėti mano kalba. Rimtai?
Please! Šito man reikės. Štai irgi. Not ready yet. I can't do that yet. That ability isn't ready. Not enough rage. I need to get closer. Dar... More rage. Not enough rage. Not ready yet. I can't attack that. It's too far away. That ability is not ready yet. I can't attack that. That ability isn't ready. I can't do that yet. I need to target something first. Taip, taunt, man tauntų nereikės, enrage. Ready yet? I can't do that. Need more rage. Can't attack. Not enough rage. I can't attack that target. Gerai, dabar atrakinti lieka tik.
Taip. Aš nežinau, kodėl mane pakvietė į šitą guildą. To get that ability isn't ready yet. Fuck. Taip, aš... Nu, dabar jau einam visus questus priduoti. Šitą priimam. Gerai. Judam. Dabar ilgai vaikščiosim. Taip. Man nereikštų Blodelfų. Aš vieną nužudžiau. Need more rage. Taip. Man įdomu. Jeigu aš esu Arms Warrioras, ar aš... Įsivaizduokim, dabar aš esu 90 lygio. Ir dabar esu Battleground'e. Ir aš draskausi su Fury Warrioru. Jisai yra už mane stipresnis. Bet jisai turi PvE itemus. Nu, pas jį daugiau gyvybių, jis daugiau kerta. Bet jo attack speedas yra biškutį lėtas. Tad aš, jeigu dabar aš įtraskyčiau, jeigu aš dabar draskyčiau, aš vis pirma nečardžinčiau, palaukit, aš, kur talentai? Ai, nu, nuo 15 lygio tik. Jeigu aš įdraskyčiau, aš tada naudočiau Interceptor, Charge, nežinau kas ten. Charginčiau kiekvieną kartą, nes su vienu talentu tu gali charginti netgi kovoji. Tai aš charginčiau, stūninčiau, tada eičiau atgal, charginčiau ir taip toliau. Nu, tada aš jam dėčiau Heroic Strike. Rimtais dabar aš draugausiu su furblogais. O! Naru have not forgotten us. May your days be long and your hardships. Taip, aš turiu daskiauti iki 20 lygio. Kai Christor. Health, long life. Nu gerai, judam. Kai šitokie, čia geizeriai? Taip, mes dabar...
aš bandžiau susitarti su savo pusbroliu, kad jisai irgi su manim filmuotų, mes dabar būtum kalbėję per Skype'ą, bet jisai nenorėjo filmuoti Vovą, vienam nelabai įdomu. Tai kas nors komentaruose, kas žaidžia, arba, pavyzdžiui, yra naujokai, kurie nelabai moka žaisti, aš galiu jums padėti. Jie turi pasakyti, ar jie yra hordai, ar alijansai, ar žaidžia Pandariją, nes aš gal kataklizmą ir pažaisiu, Lich Kingą, gal, nes man Lich Kingas buvo mano pats mėgstamiausias expansionas, nes man jisai vienintelis expansionas, per kurį aš pasiekiau 80 lygį vienas. O čia per Pandariją aš su draugu kėliausi lygius. Tai tenais man labai patiko žaisti, labai gerai buvo, bet aš Lich Kingo tikrai nežaisiu dabar. Jau maniau, kad jie mane daužys. Kur tasai jų pagrindinis vadas ar kas nors? Ar didysis, storiausias, krūčiausias? Man rodo, šitas yra daug krūtesnis negu šitas. Vat šitas daugiau negu šitas. Tiesą sakant, man va šitas atrodo gražiausias. Ir jisai turėtų būti lyderis, o ne tasai. Dviesk. I can't do that. That ability isn't ready. Not ready yet. I can't do that yet. That ability isn't ready. Draenų priestai arba paladinai, healeriai, jie turi labai gerą ability, tai yra gift of Danarų. Patildinsiu. Jie turi tokią ability pavadinimu Gift of Danarų. Taip, jie turi Gift of Danarų, tai yra healinimo ability, heal over time. Iš viso athealino 20%, kas yra labai gerai. Ir tai labai padeda varjoram, nežinau kokiem, ne varjoram, Death Knightam. O paladinams tai kaip healas, o kokiam magui arba varlokui, gal huntui atsihealinimas, kai mažai gyvybių. Dabar aš gražiai atrodau. Karoči, bėgu kiaurai.
Nesvarbu man. Rimtais klaustukas vandenį. Čia koks nors totemas ten bus. Catch mane veis. Tik vienas. O, kaip gerai. Jo, taigi čia Blood Elfai. Dabar, karoči, čardžinam. Gaila, varjorai neturi speed increase'o. Aš norėčiau, kad varjorai turėtų tokią ability, kad jie pasirinktų čardžinti į tokią vietą ir pradurti, arba, nežinau, prakirsti, visus, kurie stovės tavo kelyje ir taip toliau. Labai norėčiau. Galėtų pakeisti charge ability. Tikrai galėtų. Galėtų paspaudi, pavyzdžiui, ir pasirinki, pavyzdžiui, šitą vietą ir tas taip charge'ina ir taip prakirta visus. Čia yra mano laukiamiausia varjoro ability. Aš tokius norėjau nuo pat vanilos. Suprantat, aš vanila yra pats pirmasis World of Warcraftas, kur nėra Blood Elfų, draenų, yra humanai, dvarfai, gnomai ir Night Elfai, ir yra orkai, undeadai, troliai bei taurenai. Šitas man tikrai atrodo krūčiausias. Jis turi pagalį. Gerai, einam, išjungiam. Gal man tiesiog apeiti. Bet ne, viskas vyks viduj. Kas čia per gurfas? Nužudysim ten tą ir jau būsim 15 lygį. Kolosų Smash yra biški naudingas per PvP, nes kai tu trenki, jisai kažkaip marots pastūnina. Smash'as target. Per kataklizmą jisai pastūnindavo ir jisai buvo level 78 talentas, tai yra level 80 talentas. Eik čia. Paskubam. O tas bent jau ten. Nu va. Voisai.
Gerai, dabar žiūrėkit. Ate. Kaip greitai, karočią ateini, paspaudė dvi galvos. Jisai humanoidas. Šitie humanoidai. O jisai nėra koks nors šitas. Koks nors tasai August Celestialas. Jeigu jūs nežinot, kas tai yra, jūs parašykit į Google WoW Wiki August Celestials. Ir tenais susižinosit tenais, kas esą žaidė Warcraft 3, The Frozen Throne, bonus misijas, tenais bonus campaign, jūs žaidžiat už Rexarą ir jūs tenais paprašo, man rodos, paprašo tasai goblinas, kad tenais kažką išsprogdintų, taip toliau, ir jūs tenais pamatysit, man rodos, neprisimenu, kurią misiją, bet jūs tenais pamatysit, kad kai kurie kvailborai, tai yra šitie šernai, garbina kažkokį tai ubagą. Warbringer. Your charge no longer. Ne, you get a juggernaut. Taip. Nu, gal iš to ir baigsiu šitą epizodą. Su jumis buvau aš, Eimas LTU iš Lithuanian Gaming Teamo. Laukite kitų epizodų, laikykit, subscribinkit, komentuokit. Pasakykit, ką dariau blogai, ar, patarkit ką nors. Ir kaip aš minėjau, aš užduosiu klausimą kiekvieną video pabaigoje. Ir klausimas bus, kokia jums labiausiai patinka klasė. Tik tais ne iš Pandarijos. Nes nemanau, kad visiems patiktų monkai. Komentuokit. Ir gal kitame video. Ir dar į komentarus parašykit, kas kitame video norėtų su manim filmuotis per Skype'ą,
skambintumėm amžius nesvarbu, iki 15, tai yra iki 14 metų. Nes, nu gerai, nu šito ir baigsim šitą video, viso.